Kai Vietname vyko karas, juos įkeldino į vieną daugiabutį. Tai jie tą namą ir pavadino Vietnamu. Už tokį akibrokštą likimas juos skaudžiai nubaudė. Dėl savo varganos būties ir buities jie dabar gali kreiptis tik į Vietnamo valdžią. Lietuva nuo jų nusisuko. Ukmergės rajone netoli Siesikų yra įsikūręs Vietnamas. Šią valstybę Belazariškių gyvenvietės teritorijoje reprezentuoja 2 aukštų namas ir jo gyventojai. Nė vienas jų niekur nedirba. O tai jūs čia vadina vietnamiečiai, sako, čia Vietnamas. Taip, čia Vietnamas, tai pravadėtis jisai yra. Vietname gyvenanti bendrija turi savo krikštatėvį Steponą Piliponį. Sako, Vietname tada vyka karas. Sako, Vietname apgyvendinau dabar, sako, nešitėm tokiam, tik Vietnamas tik prigyja. Ir ligoninė žino, kad Vietnamas, ir policija žino, kad Vietnamas, tai tas vardas tik prigyja. Vienas Vietnamo gyventojas buvo nušautas prie namo durų. Jeigu kariauja, tai kaip kiekviena kova reikalauja aukų. Vietname nėra vandens. Paskutinį kartą gyventojai bėgantį iš čiaupų savo butuose jį matė pradėjus griauti kolūkius. O tai sakykit, kaip jūs geriat, pavyzdžiui, tai iš kur nešat vandenį? Tai va, iš balos vai nešam, iš to šulinės, ten visokių yra kirminiukų ir visokių. Pacūkas toks, nedidelis buvo indrybės, su visų kibirų įsitraukė. O tai ką darėt, išmetė tą pacuką? Tai kągi darys, tai išmetė ir vien geri, tai kur darys. Kažkaip tai valgyti reikia virtis ir gerti reikia, tai iš kur paimti. Šulnių nėra. Barščius įvertė, jog mėsos nereikia dėti. Riebus vanduo kaip reikinti. Asmeninės higienos procedūros Vietname atliekamos sezonais. Skalbiniams pritaikomas ištirtintas sniegas arba vanduo iš prisikastų duobių. O sakykite, o kur jūs maudotės? Maudotės, tai žiemą niekur, vasarą tai ežerą važiuoja. Kur daugiau maudė. Bet Lietuvoje žiemos labai šaltos ir ilgos, argi taip jau ir ištrauks. Ką padarysi? Taip įkenčiam, taip įgyvenam. Vietnamo gyventojai svarsto galimybės prisijungti ir kreiptis į Vietnamo valdžią, kad jiems sutvarkytų namo stogą, vandens parūpintų. Valdžia, tai yra ant to. Mes rašėm pareiškimą merui. Ukmergės. Jeigu meras nieko nepadarė. Kad nieką nepridėt, neatviet, kaip sakė Ruskiai Ivan. Vienintelis Vietnamo salos gyventojas, krikštatėvis Steponas, nusiteikęs patriotiškai. Kad pas mums viskas gerai, kągi čia. Jeigu jau prie Lietuvą negerai būtų, tai ką čia dabar? Kad gerai viskas, ko čia.